Algimantas Jasulionis daugeliui žinomas kaip Pupų dėdė unikalus žmogus. Nenuilstantis šalies istorijos ir meilės tėvynei puoselėtojas, parlamento gynėjas ir Lietuvos vardo garsintojas, per 7 mėnesius su trispalve apkeliavęs daugiau nei 50 šalių. Pupų dėdė pradėjo didžiąją kelionę aplink pasaulį. Tikslas, kad kuo daugiau šalių sužinotų apie Lietuvą, pamatytų trispalvę. Gerbiami Lietuvos žmonės, jis sveikina ir kuo nuoširdžiausius linkėjimus jums siunčia Algimantas, Pupų dėdė su šuniukais per Gibraltaro sąsiaurį, nesenai persikėlęs į Afrikos žemyną, dabar esantis Maroke. Pupų dėdės kelionė aplink pasaulį yra tarsi jo paties kelionė per gyvenimą, kupina pavojų ir sveikų protų nepaaiškinamų triukų. Tik jis vienas šiandien žino, kurių galų važiuoti per Šiaurės Afriką, kur šiuo metu vyksta mūšiai, žūva šimtai žmonių. Tautiečiai sprunka namo, o Pupų dėdė atvirkščiai kiša galvą gilyn į žemyną. Pas jus Lietuvoje šalta, pūgos, sniegas, o čia palmės, fikusai, amžinai žaliuojantys augalai ir karšta Afrikos saulė. Mano mašina neturi kondicionieriaus, o įkaitusi Saharos dykuma alsuoja tokiu karščiu, kad atrodo gali apalpti be vairuodamas. Vienišas su plazdančia ant stogo trispalve lietuviškais užrašais padabintas autobusiukas rieda per Saharos dykumą. Čia Pupų dėdė gali bet kada užpulti, apiplėšti, tačiau Algimantui Jasulioniui tai eilinis iššūkis. Kaip ir tuomet, kai neturėdamas jokių įgūdžių ant lėktuvo stogo traukė dainą apie tėvynę su trispalve rankoje. Padangę skrydžio sparnuoto, plieno paukštis pakilo aukštai, melsvos akis sužiba piloto, sudžiau žemę ir žalių. Legendinė kalytė Pudė su būriu šviežiai išsilukštenusių palikuonių. Pupų dėdei kalytė Pudė ir jos palikuonys labai brangus, juk jie išgelbėjo Pupų dėdei gyvybę. Iš karto užpuolė mane Irano kariai, partrenkė ant žolės ir vadas iškart paklausė, do you speak English? Aš jam atsakiau, kad truputį moku ir paaiškino. Sako, palaikėm tave tokiu, mirtininku, teroristu ir norėjom leisti raketą, bet pamatę šuniukus susilaikėm. Tuomet Pupų dėdė iš Maroko leidosi gilyn į Afrikos žemyną, į patį karo epicentrą su trispalve rankoje. Plieskiant daugiau nei 40 laipsnių karščio, keliautojas leidosi į Saharos dykumos gilumą. Tačiau įvyko baisi nelaimė. Trūko jo namo ant ratų generatoriaus dirželis. Pupų dėdė vos nenumirė iš troškulio bei karščio. Nei vandens, nei telefono ryšio, nei gyvos dvasios, tik lekuojantys šuniukai. Padėtis beviltiška. Naktimis pasitaiko dykumų plėšikų, o kitą dieną toks karštis taip įkaitina smėlį, kad gali tiesiog vištos kiaušinis iškerti. Pupų dėdė susitaikė su mintimi, kad tai paskutinė jo gyvenimo diena. Ir pasiėmęs šventosios Dievo motinos paveikslą, ėmė melstis. Aš paėmiau šitą paveikslą ir sukalbėjau tokią trumpą maldą. Sakau, Šiluvos Dievo motina, jeigu aš nesu vertas jūsų gailesčio, pasigailėkit nors mano šuniukų. Ir įvyko stebuklas. Vidury dykumos Pupų dėdė išgirdo lietuvių balsus. Tai buvo kauniečiai. Po mano žodžių praėjo 5 minutės, mašinų karavanas ir lietuviški balsai. Kauniečiai, irgi keliautojai, vykstantis į Sierra Leone. Iš karto vienas vyrukas prisistatė mechaniku, kas yra, ir pataisė mano mašiną.
tolyn į nenuspėjamai pavojingą Afrikos žemyną. Ant Lietuvos garsinimo aukuro tektų ir savo gyvybę paaukoti. Tuomet Lietuvos trispalvę vesčiau per Dievo datas, amžinybės erdves. Pupų dėdė nė baisiausiam sapne nesapnavo, kad laimingai pasibaigęs automobilio gedimas niekis palyginus su dykumos plėšikais, kurie Pupų dėdę užpuolė Mauritanijoje. Tai viena pavojingiausių Afrikos šalių, garsėjanti banditais, medžiojančiais gyvus turistus ir juos žudančiais. Išvydę vienišą keliautoją su dar nematyta Afrikos spalvų vėliava, banditai pamanė, kad tai lengvas grobis. Gaudynės vyko iki pat Mauritanijos sienos. Jūs apiplėšti norėjote? Taip. Diko apiplėšti ir paskui per galvą pasmėdį. Aš kaip mačiau tveria kelią, aš iš karto, kiek įmanoma greit, kad pro šoną pranerti. Ir pranėjau. Jie, kiek įmanoma, stengiasi mane pavyti. Jeigu būtų paviję, jie galbūt su kokia montiruotė man per galvą, pasiėmė, ką jam reikia ir po to įsodinę mane, mašiną gal paleidė į akmenis prie uolos dykumoje, inscenizuot sutrenkimą, kad buktai aš pats. Kitaip sakant, garsindamas Lietuvos vardą, veždamas trispalvę su šuniukais, vos nepadėjau savo gyvybės Mauritanijos dykumoje ant Lietuvos garsinimo aukuro. Su trispalve įveikė maršrutą Kaunas, Paryžius, Dakaras ir sveikas sugrįžo į Lietuvą. Didysis keliautojas Pupų dėdė, garsinantis mūsų šalį visame pasaulyje, neseniai tapo Vokietijos žvaigžde. Algimantas Jasilionis įtrauktas į garsiausių ir originaliausių keliautojų sąrašą. Štai dabar Pupų dėdė buvo aptiktas švenčiausioje Lietuvos vietoje Šiluvoje. Čia jis atkeliavo padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai, kuris stebuklingais būdais gelbėjo Pupų dėdės gyvybę, kuomet vos nenudardėjo į bedugnę ir vos nežuvo užklupus smėlio audrai Sacharos dykumoje. Pupų dėdę į Šiluvą atlydėjo kita Marija, kaimynė Marija. Kai Algimantas išvyko pakartoti legendinio Odisėjo žygio, kaimynė Marija kas vakarą meldėsi ir verkė, kad Algimantas liktų gyvas ir sveikas ir sugrįžtų į Lietuvą. Ir kaip jis iš Lietuvos išvažiavo, tai man tiek gaila, kad aš negaliu pasakoti. Ir meldžiuosi, kad Dievas jį tik laikytų ir laimingai, kad jis sugrįžtų į namus į Lietuvą. Ponia Marija ištikimiausia Pupų dėdės gerbėja. Ji įsitikinusi, kad Algimantas Jasilionis turi būti paskelbtas šventuoju, nes vyras atsisakė žemiškųjų gėrybių ir gyvena pagal Dievo žodį. Čia kaip tik tas ir yra Kristaus sekėjas. Jis paliko namus, paliko turtą, paliko šeimą, paliko viską. Šuniukas pasimė, savo armoškę pasimė ir per dykumas, per pasaulį važiavo su Marija. Pupų dėdę sergsti ne tik aukščiausiasis, jį labai myli vaikai. Jie sukūrė keliautojo gerbėjų puslapį Facebook'e. Pupų dėdė atsidėkodama savo gerbėjams parašys kvapą gniaužiantį nuotykių ir stebuklų kupiną romaną.